Esame Gdanske, nuostabiame šiaurės vakarų Lenkijos mieste, prie kurio prisiglaudęs ir garsusis Sopoto kurortas ir dažnas čia vyksta vasarą turizmo sumetimais, bet ne visi žino, kiek lietuviškų vietų yra visai netoli. Visas lietuviškas vietas dabar aplankėme ir aplankysime ir Malborko kryžiuočio ordino pilis, ir vieta, kur žuvo Steponas Darius ir Stasys Girėnas, yra jiems paminklai, ir Žalgirio mūšio vieta, aišku, ir daugybė kitų vietų. Viską parodysime šitam video. Stebint šiandieninį Gdanską, net sunku patikėti, kad miestas buvo visiškai sugriautas per Antrą pasaulinį karą. Viskas čia yra atstatyta, bet atstatyta labai autentiškai. Ir štai vienas architektų dalyvavusių tame atstatyme yra iš Vilniaus. Tokių smulkių sąsajų tarp Lietuvos ir Lenkijos yra daugybė, jų net nesuskaičiuosim, nes daugelis mūsų istorijos didvyrių yra bendri. Daugybė garsių Lenkų yra kilę iš sulenkėjusių lietuvių. Tačiau šiame video tuo tikrai neapsiribosime. Parodysime tas pačias didžiausias, įspūdingiausias vietas, kurių taip pat yra pilna visoje Lenkijoje, įskaitant ir vakarinę dalį toli nuo Lietuvos sienų. Toks paradoksas, bet jeigu kalbėti apie Lietuvos Lenkus, tai jų daugiau atsikliuvo būtent vakarų Lenkijoje, negu kažkur arti Lietuvos sienų, todėl kad kaip buvo atjungtos rytinės dalys nuo Lenkijos, tai vakarų Ukraina, vakarų Baltarusija, šiandieninė Vilniaus kraštas, kuris buvo Lenkų okupuotas tarpukariu, ir iš ten daug Lenkų buvo iškelta tada į vakarinę Lenkiją, nes būtent vakarinė Lenkijoje buvo prijungtos naujos žemės, perimtos iš Vokietijos, ir kadangi vokiečiai iš ten buvo išvaryti, tai to žemės buvo tuščios. Tai gal nieko keisto, kad štai iš Vilniaus architektas atvyko į Gdanską. Netrukus nirsime į 1933-uosius, kur Liepos mėnesį dėja mūsų herojų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno lėktuvas nukrito visiškai netoli nuo čia. Taip, jie sėkmingai perskrido Atlantą, pakilo iš Niujorko, turėjo leistis Kaune. Tačiau dėja šičia įvairiai vertintos tos aplinkybės buvo, ar ten piloto klaida, ar gedimas, ar kad numušė nacistinė Vokietija. Tačiau rezultatas aiškus, tai jie nepasiekė Kauno, kurių laukia daugybė žmonių, sudužo štai čia, o dalyke buvo tikrai tik tai maža dalis kelio, Atlanto vandenynas jau įveiktas. Mokykloje šiaip jau mokėmės, kad iš tikrųjų nelaimė įvyko Soldino girioje Vokietijoje. Tačiau, kaip aš jau ir minėjau, dabar tai yra Lenkija. Kadangi po Antro pasaulinio karo Vokietija prarado šitas žemės ir jos buvo prijungtos prie Lenkijos, tai ištisa ta vakarų Lenkija, pro kurią dabar važiuojam, priklausė Vokietijai ilgus šimtmečius iki tol Vokietijai ar įvairioms vokiškoms valstybėms. Ir jau netrukus čia turėtų būti posūkis į dešinę link būtent paminklo, kuris yra iš pat tų laikų, nuo 36 metų čia stovi. Štai, vadinasi Pomnik Muziejum Lotnikov Litevski. Neįsivaizduoju, ar gerai perskaičiau, bet štai matom ir mūsų trispalvę, ir štai Pomnik Lotnikov Litevski, Steponas Dariusą ir Stasysą Girėnasą. Lietuvių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno paminklas. Čia 33-ais žuvo Steponas Darius, Stasys Girėnas, nuskrydę 6411 km. Tai tokia paminklinis stulpas. Bet pagrindinis paminklas yra toliau. Prieinam prie jo. Tai štai pagrindinė paminklinė kompozicija. Dar 1936 metais sukurta Landsbergio žemkalnio žymaus architekto. Architektas paminklą Dariaus ir Girėno žūties vietoje projektavo nemokamai, toks svarbus visiems lietuviams tai buvo reikalas. Kyla klausimas irgi, 36 metai, tai čia dar buvo nacistinė Vokietija, buvo konfliktas didžiulis dėl Klaipėdos krašto, tačiau atleido pastatyti tokį paminklą. Ir apskritai apie Darių ir Girėną skaitant,
Tai tokios mintys visada kyla, na šiais laikais tai atrodo iš šių laikų perspektyvos, tai kas netingi skraido per tą Atlantą, daugybė tų reisinių skrydžių, o ir Darius ir Girėnas nebuvo pirmieji, jau buvo skraidoma per Atlantą, bet štai reikia įsijausti tą tarpukario dvasią, tos herojinės aviacijos dvasią. Tuo metu buvo labai svarbu, kad jie buvo pirmieji lietuviai tai padarė, ar kad oro paštą pirmieji skraidino per Atlantą. Tai buvo tokia herojinės aviacijos laikai, kur kiekvienas papildomas dalykas, kuris padaromas su lėktuvu, perskristas tam tikras nuotolis arba oro paštas gabenamas ar dar kažką, tai buvo didžiulis žygdarbis, apie kurį rašydavo laikraščiai ir iki šiol, tarkim, Darius ir Girėnas yra ir JAV nacionaliniam muziejui Vašingtone oro ir kosmoso, ten yra irgi jiems lenta ir daugybė kitų vietų jie irgi yra paminėti. Dar vienas dalykas jau unikalus jų kaip lietuvių, tai kad jie sujungė Lietuvą ir Ameriką ir Amerikos lietuvius, kurių tuo metu jau buvo kokie 400 000 ir todėl netgi labiau negu Europai galbūt jie yra pagerbti Amerikoje. Tai ten matėm ir paminklus jiems Beverly Shore, kur lietuvių kurortas Indianoje, Čikagoje didžiulis paminklas, kasmet rengiami paminėjimai tenai, yra Lituanikos gatvės Čikagoje, rytų Čikagoje, Lituanikos parkas Beverly Shore, atminimo lenta ne tik Palvokiui, kur pirko Lituaniką, bet taip pat Midvėjui, vienam pagrindinių Čikagos oro uostų, nes visą tai išrūpino Amerikos lietuviai, todėl kad tai buvo jų didvyriai, daugelis Lietuvos didvyrių tuo metu buvo Lietuvos didvyriai, bet jie buvo Amerikos lietuviai, jie gyveno Amerikoje. Girėnas vienu metu net buvo žinomas kaip Stanley Girch, buvo amerikietinės tą pavardę. Ir nors laikai pasikeitė, bet ta Dariaus Girėno legenda gyvuoja ir iki šiol tarp šių dienų Amerikos lietuvių. Na ir čia matom, buvo tas toksai paminklas senų laikų, tačiau yra ir naujų paminklų pastatyta šalia ir kaip galima suprasti, kad naujas. Galit pagalvoti kelias sekundės. Na, tai Kauno herbas. Kauno herbe pavaizduotas tauras, tai yra jau čia šiuolaikinės Lietuvos Kauno herbas, o tarpukariu jisai būdavo daug storesnis, taigi čia yra tikrai tas herbas uždėtas ne tarpukariu. Čia va, rymodamas mąstau, kad šiais laikais apskritai labai sunku sugalvoti kažkokį atitikmenį. O tiems tokiems herojiškiams žygdarbiams, kurie skrido per Atlantą be jokios ten šiuolaikinės technikos, vieni turėjo patys susiorientuoti, bet tuo metu buvo daugiau analogų. Tai buvo poliarininkai, pavyzdžiui, irgi herojinė Antarktidos tyrinėjimo era, pirmas peržiemojas Antarktidoje, pirmas į pietų ašigalį nuėjęs, ar šiaurėje, pirmas į šiaurės ašigalį nuėjęs, nuskridęs, nuvykęs ir taip toliau. Ir nebuvo visų ten GPS, palydovų, gelbėjimo potencialių ekspedicijų, jeigu tik tai kažkas atsitiks. Ir jie atstūmė tą žmonijos pažinimą, atradimą tolyn. Todėl galbūt iš šių dienų perspektyvos labai sunku suvokti, ką reiškia, kai tu esi vienas žmogus ar dviese ir pasirenki daryti tokį dalyką, neturi nei jokio ryšio ten, nei niekas tavęs nemato, kur tu skrendi, ir kai jų nesulaukė Kaune, tai tik po kiek tai laiko paaiškėjo, kad jie čia sudužo. Dabar ieškome Dariaus ir Girėno muziejaus. Čia yra namų kompleksas, kur visiškai nepanašu į muziejų. Tai nėra nei jokios lentelės ir tik tai skalijantys šunys. Bet aišku, mūsų tikslas toks, kad mes turim tuos gabalėlius Lietuvos rasti ir surankioti. Tai pasiteirausiu lenkiškai, pabandysiu paklausti, ar čia yra muziejus ir gal mane kaip nors leis. Tai štai ėjau į vidų. Du šunys praktiškai savo balsus pralojo, kad galėtų mane išguiti iš kiemo, bet kiek rėkiau dzindobre, tai niekas neatidarė nei vienų durų ir niekas neišėjo pasitikti manęs, tai arba nieko nėra namuose, arba gal ir net nėra muziejus. Bet va, pagaliau mes muziejų ir radom. Google Maps buvo pažymėta gana neaiškiai, bet tada pasinaudojo alternatyviu OpenStreetMap, tai ten gana aiškiai parodyta, kad nors jis nėra niekaip nurodytas nuo pagrindinio kelio, na, tas pagrindinis kelias prie paminklo, jis ten už nugaros taip eina skersai, bet pasukus į kairę,
galima privažiuoti šitą muziejų. Tiesa dabar užrakintas ir raktą, kiek suprantu iš komentarų, senyva ponia duoda, kuri gyvena tam name. Kuriam dėja mane tik tai apskalijo šunis ir nieks jokio raktą nedavė, bet mes puikiai matom, kad lietuviška trispalvė yra iškelta, iškabinta, kad tai yra, kaip prašoma, Dariaus ir Girėno atminimo klėtelė, sponsorius Jonavos Azotas, vykdytojas Kauno aerouosto pilotų klubas Lituanika. Ir matosi, kad tikrai jau seniai padaryta, nes Jonavos Azotas dabar vadinasi Achema, jau labai seniai, beveik nepriklausomybės pradžios, tai čia tikrai sena vieta, galbūt kažkada buvo aktyvesnė, bet dabar irgi dar galima pamatyti komentarų internete, kad žmonės patenka, jeigu būna viduje kažkas namie, taip kad gal ir jums pasiseks. Labai įdomus koplytstulpiai ir prie pagrindinio paminklo ir čia, ten kur būtų, tarkim, šventojo statula, ten yra ir propeleris. Artimiausias Soldino giriai miestelis Mysli Bužas ir čia irgi tikrai labai pagerbti Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Dabar esam Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skvere, jiems skirtas štai šis paminklas, Atlanto nugalėtojams parašyta. Ir čia va istorija, kaip 2008 metais buvo prezidentas Adamkus dalyvavo ir buvo pavadintas šis skveras, o taip pat šiame miestelį radom ir vieną transporto žiedą pavadintą Dariaus ir Girėno vardu. Gražu yra iš tikrųjų, kad taip yra, nes turbūt jeigu tais 33 metais būtų Dariaus ir Girėnas sudužę tuo metiniai Lenkijai, tai kažin ar net paminklą būtų leidę tada pastatyti, na tada buvo didžiulis konfliktas dėl Vilniaus krašto tarp Lietuvos ir Lenkijos ir ten karikatūros ir įžeidimai vieni kitiems ir taip toliau. Štai dabar yra daugybė laisvoje nepriklausomoje Lenkijai vietų pavadintų Dariaus ir Girėno garbei. Esam Antano Baranausko gatvėje, iš tikrųjų Lenkija pilna gatvių pavadintų lietuvių garbei, tiesa daugelis jų yra iš senesnės mūsų bendros istorijos, tai pavyzdžiui Karaliaus Jogailos ir Emilijos Pliaterytės, na ir jų vardai rašomi tada paprastai lenkiškai, bet kas įdomu, kad va šitoj gatvėje, kuri jau yra Naujam rajone, jau po Lietuvos nepriklausomybės, vis tik tai jo gatvės pavadinimas parašytas ne Baranauski, bet Baranauskas. Kodėl jo garbei pavadinta gatvė? Tai Baranauskas įdomus atvejis, kadangi jis žinomas ir pas mus, ir Lenkijoje, bet dėl skirtingų dalykų. Tai Lietuvoje kaip rašytojas, o čia kaip vyskupas. Ir štai pavadinimas gatvės ir parašyta vyskupo Antano Baranausko. Štai Malborkas arba vokiškai Marienburgas. 1406 metais tai buvo pati didžiausia mūrinė pilis pasaulyje. Ji nebuvo lietuvių ir lenkų, bet didžiausių jų priešų tuo metu, kryžiuočių arba vokiečių ordino. Tikrai įspūdinga pagalvoti, kad štai ordiną, kuris sugebėjo pasistatyti šitokią pilį virš 100 metų, statė dar po 4 metų, 1410 metais Žalgirio mūšį lietuviai su lenkais ir sutriuškino. Tai štai tokia buvo tuo metu Lietuvos ir Lenkijos valstybių galia. Tiesiog wow, lietuviškai galima bus klausytis apie Malborko pilį. Esu vietoj, kur 1410 metais vyko Žalgirio mūšis. Susirėmė 20 000 Lenkijos, 15 000 kryžiuočių ordino, 10 000 Lietuvos karių. Milžiniški paminklai, vėliavos ant šito paminklo ir matom taip pat ir Gediminaičių stulpus, taip pat ir Vytį. Tokia ramybė dabar visada labai keista būtų tų didžiųjų mūšių vietose. Jis dabar atrodo paprastas laukas. Šitą ekspediciją man kartu ir proga sugrįžti vietas, kuriuose lankiausi seniai, kad ir vaikystėj. Tai ir Žalgirio mūšio vieta ir Žalgirio mūšio muziejus čia. Muziejus naujas, jame aš nebuvau, tai atrandu tas vietas naujai.
Labai įdomu, kad čia 3 kalbos, kuriam pateikta informacija, tai yra anglų, lietuvių ir lenkų. Na, retai, kada greta vietinės ir anglų kalbos būna lietuvių kalba, bet tai matosi, kiek daug čia važiuoja turistų iš Lietuvos. Kita vertus, kartais, aišku, ta informacija gal šiek tiek abejotina, na, kaip visada, sudėtinga rasti tą bendrą istorinę kryptį, bet labai daug pateikta ir dėmesio tai, kaip Žalgirio mūšis formavo tą dviejų tų tautų sąmonę, ypač Lenkų sąmonę, kaip buvo naudojamas propagandai, na, kad net hitlerininkai yra savotiški kryžiuočio ordino tęsėjai ir panašiai. Vienas tokių keisčiausių dalykų čia galbūt, kaip rašomi vardai, tai lietuviškose tekstuose kartais yra Jogaila, kartais yra Jagielo, kartais Vladislavas Jogėla, kartais Ladislavas Jogaila ir net tam pačiam tekste gali būti ir angliškai, kartais Jagėlo, kartais Jogaila, bet aš pagalvoju, kai mes lietuviai, tai mums labai paprasta suprasti, kas ir kaip, kad čia tas pats žmogus, bet jeigu atvažiuoja koks anglakalbis lankytojas, tai jam tikrai sudėtinga, kad čia apie tą patį žmogų turbūt kalbama. Vytautas taip pat kartais, Vytautas didysis kartais, Vitoldas, jau pagal lenkišką jo versiją, net ir rašant lietuvių kalbą. Muziejus naujasis paliko dviejopą įspūdį. Viena vertus džiugu, kad sukurta kažkas naujo, kad yra ir modernių vaizdų, video ir panašiai. Kita vertus, Lenkijoje esu buvęs 3 tikrai super muziejuose, kur iš viso nepagalvotum, kad esi rytų ar vidurio Europai, atrodytų, kad patekai į Ameriką ir ten pasineri į dvasią to laikmečio, tai yra Gdanske, netoli nuo čia Solidarumo muziejus, Antrojo pasaulinio karo muziejus ir taip pat Gdynėje šalia Gdansko emigracijos muziejus. Ir ten irgi daug kas ir Lietuvai pritaikytina ir daug ir Lietuvos istorijos pamatai, nes Solidarumo muziejai, tarkim, tai pasakojama ir apie kitų tautų sukilimus prieš komunizmą ir žlugimą tos visos komunistinės sistemos, kuris apėmė visą rytų Europą. Paskui, na ir emigracijos muziejais, praškai tos pačios kryptys, kur buvo Lenkų emigracija iš Lenkijos, tos pačios buvo ir iš Lietuvos. Pirmoji banga į Ameriką, į Čikagos skerdyklas, visos tos nuostabios bažnyčios, kokias statė lietuviai, panašias statė ir Lenkai Amerikoje. Ir lietuviškasis galite rasti gabalėje Lietuvos LT ir taip pat daug rodom šitam YouTube kanale. Paskui vėlgi antra banga po Antro pasaulinio karo, bėgantieji nuo komunizmo. Tai pas mus nuo sovietų okupacijos čia Lenkijoje jos nebuvo, bet vis tiek buvo ta priverstinė valdžia pastatyta sovietų ir ten irgi daug tokių bendrų istorijų. Tai tuos muziejus irgi rekomenduoju aplankyti ir iš tos lietuviškos perspektyvos, netgi sakau, kad galėtų ten vesti lietuvių ekskursijos grupės. Lenkijos vakaruose gausu svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių atgarsių. Darius ir Girėnas, Žalgirio mūšis ir visgi tai tik istorija. Lietuvių daug tuose kraštuose niekada negyveno. Užtat ten, kur važiuojam dabar, galima sakyti, yra vienintelė tikra Lietuva už Lietuvos ribų. Tai Punsko Seinų kraštas. Punske lietuviai sudaro gyventojų daugumą. Ten veikia lietuviškos mokyklos, kuriuose lankysimės, o lietuviškų paminklų tikriausiai gausiau ir jie tankesni nei bet kokiam panašaus dydžio Lietuvos regione. Veikia ištisi lietuviški muziejai, net nežinau, kaip pavyks viską suspėti per tas vos keletą dienų, kurias ten praleisim. Bet mėginsim. Tačiau apie tai jau kitame video iš Punsko ir Seinų krašto, kuris bus vienas ilgiausių, įdomiausių ir ištamiausių visoje šitoje gabalėje Lietuvos Europą ekspedicijoje. Neabejoju tuo.